Taigi, daugiau negu 2 valandas peškom, perėjau beveik visą stripą, tai praktiškai visą Las Vegasą, tą centrinį. Ir po kokį 12 km pasiekiau savo tikslą. Tai yra knygyną, kur yra pokerio ir visų kitų reikalų. Ir einam žiūrėti, kas bus viduj. Aš ieškau konkrečiai 2 knygų. Tai vienos ieškau, kaip žais Limit Hold'em pokerį. Nes visgi čia yra stalų ir norėtųsi išmokti. Ir kaip žais Sankart Stada. Vėlgi Lietuvoje vargu ar kada nors rasiu tokį žaidimą ir tokias knygas. Bet manau, kad pravers. Taigi, pasižvalgykim, ką matom. Daug suvenyrų visokių. Kortų daug. O, super, žiūrėkit. Yra sistemos, kaip įveikti kieno loto. Nu, tokia tikrai reikia įsigyti. Net nebereiks pokerį žaisti. Begalė kortų, kas labai smagu yra. Galėčiau prisikrauti pilną lagaminą. Aš atsimenu, kažkas iš tų žmonių, kas investavo į akcijas, prašė, kad atvešiu kortų dovanų, tai puikiai proga išsirinkti. Kitoj pusėje kortos su komiksais. Vėlgi nežinau, ar Lietuvoje yra labai fanų komiksų. Labiau toks, man atrodo, amerikietiškas reikalas. Taigi, žodžiu, daug kortų, aš ieškau knygų. Vėl kortos. Aišku, čia tokios suvenyrinės. Pakabukai raktų. Gerai, einu atgal, žetonai. Kažkokie suvenyrai, puodukai. Daug žetonų. Šiaip iš tikrųjų labai smagu, kad yra visa parduotuvė skirta tai gamblinimui, pokeriui. Neįsivaizduoju, kas čia yra. Kas valgoma turbūt. Beveik. Galėčiau pastatyti tokius namie. Žaidimai visokie. Va, timeriai. Domino. Labai noriu išmokti žaisti domino. Girdėjau, kad smagus žaidimas. Nu, šitie dalykai, tai manau, tikrai būtų labai populiarūs Lietuvoje. Šitas ypač 6 žaidėjams. Ir čia labai keista irgi, tarsi ėjimas iki čia, tie 12 km, tai tarsi belekiek girtų ir pavargusių žmonių ir priminė tokį. Nežinau, kaip vasarą važiuoji su dviračiu per Lietuvos kaimus ir važiuoji trečiadienį ir kas antras yra arba jau girtas, arba dar neįsiblaivęs. Tai čia irgi buvo labai panaši situacija. Bele kiek girtų, pavargusių ir ten apsinešusių. Gerai, pasiekėm knygas, mafijos knygos. Nelabai šitas mane domina. Prie gamblinimo, aišku, nieko keisto. Neįsivaizduoju, kas čia yra irgi.
Ai, kieno loto žymėt. Ok. Kieno loto. Gerai, Texas Hold'em. Gerai, aš ieškau vienos Texas Hold'em knygos, tai limit žaidimui. How to beat tough games. Reiks ateit pasižvalgyti, čia kol kas nieko nesuprantu. Matau, aišku, yra ir va visai neblogų knygų. Šitas 3 geros. Kill Fill gera. Begalė yra knygų. Turbūt didžioji dalis iš jų, aišku, yra nieko vertos. Tai neapsigaukit. Arba senos, kaip super sistema. Čia manau, kad irgi bus visiškai trešas. Pažiūrėsim, gal rasim kažką gero. Hansano. Nors ir bastinės, bet kaip turnyrų, tai tikrai gera knyga. O, matau, tikrai yra gerų. Dusty Schmidt 2. Single Strategy. Šita labai juokinga knyga, kur išvertė į lietuvių kalbą. Turbūt paėmė pačią prasčiausią pokerio knygą, bet turbūt paėmė todėl, kad daugiausiai paveiksliukų yra ir išvertė. O šita gera labai. Šitą reiktų nusipirkti, nes neturiu popierinio varianto, visiems rekomenduoju. Pagal ją ir mano psichologijos video daryti kai kurie. Gerai, pokerio istorijos, biografijos. O, koks smagus dalykas, pokeris moterim. Tai negalvojau, kad yra atskira kategorija. Ir nei vieno paveiksliuko, kas per knygos. O, čia tai visiškas marketingas jau su kompaktais, kaip tikrai turi būt Amerikoje. Gerai, psichologija. Manau, kad šita visai nebloga turėtų būti. Bent jau, jeigu yra atskira dalis šnekėjimui. Manau, kad verta jie visai pabandyti įsigyti. O Zen of Poker tikrai rekomenduoju. Mano yra irgi video pagal ją padarytas. Kas čia dar gero? Ką praleidom? Štai ką praleidom. Reikia parsivežti Lietuvą į home games. Vėlia kaip, juokinga. Gerai, kad nėra išversta į lietuvišką, tai būtų baisu žaisti. Irgi nėra paveiksliukų. Žodžiu, visa serija apie tai, kaip apgaut draugus. Science of Poker. Gerai, žodžiu, su knygom taip. Kai baigsiu, apeisiu viską, pasižiūrėsiu, tada grįšiu. Išsirinksiu, ko man reikia. Omahos knygos. Kas irgi būtų įdomu, apie Omaha 5 card ir Omaha High Low, bet matau 5 cardui nieko nėra. Kodėl įdomu man šitie žaidimai, kaip 7 card Stadas ir 5 card Omaha? Todėl, kad kai kurios kazino jie yra žaidžiami ir būna, kad ateina žaidėjai, kurie visiškai nieko nesupranta ir būtų įdomu tiesiog mokėti turėti kažkokį edžą, nes holdame gerai, aš turiu prieš tokius žaidėjus edžą, bet jeigu pradedam žaisti 5 kortų Omaha, tai aš pats nesuprantu, ką daryti, tai būtų smagu perskaityti kokią knygą. Gerai, čia yra magija, vėl, žodžiu, apgaulė, manipuliacijos, vėl apgaulės, ne veltui Vegasas. Žodžiu, kas čia per knygos? Niekur nėra paveiksliukų.
Noriu parodyti jums paveiksliukus, bet nėra. Gerai, einam toliau. Internetinis pokeris. 7 studas, 2+2 knygos, kas tikrai jau yra gerai. Tikimybės ir šachmatai. Ir jau ten toliau prasideda kita sritis. Kaip įveikti žirgų lenktynės. Vėlgi, komentuoti nieko negaliu. Šiek tiek biškai juokinga, bet štai kaip įveikti šunų lenktynės. Matosi tokios visos tikrai kaip oldschoolinės atrodo, nežinau kaip šios. Oho. Vėliau koks oldschoolas. Galime nusipirkti visą šitą setą. Playboys. Wow. Kas čia dar? Istorija. O istorija gal ir įdomu visai. Nieko nežinau apie Las Vegasą. Sportas, pokeris, holdamas, strategija kažkieno, krepsų, slot, kauliukai, bridžas. Žodžiu, galim rasti bet kokiai sistemai. Kaip ir pačioje pradžioje matėm, kad yra kaip beat ant Keno Loto. Tai jeigu kam reikia, parašykit, atvešiu. Galėsit beatant. Na, žodžiu, reiktų čia pasižiūrėti, gal tikrai yra kažkas gero, ypač iš senesnių. Einam tolyn. Jo, čia praleidom vėl ruletę. Puodukai, suvenyrai. Silvija, gerai. Štai, kauliukai yra, iš tikro niekada nesužaidęs kauliukais. Ir dabar su Vegas'e galvoju pirmą kartą nueisiu į kazino, pabandysiu. Aš net nežinau taisyklių, bet būtų įdomu jas išmest. Jeigu raščiau mažesnius, parveščiau lauktuvių, kaip pakabukus raktų, bet prieš tai žiūrėjau, buvo tik tai dideli, gal čia bus mažesni. O, DVD. Neįsivaizduoju, kas čia yra. Kažkokie žymekliai. Štai, pakabukai raktų. Na, tik man atrodo, jie labai nepraktiški, nes bele kaip dideli. Jeigu būtų kokius 4 kart mažesnis. Kortos. O, džemperiai. Nevada, Las Vegas. $16. $16 visai gera kaina. Maikučių. Kažkaip nelabai matau čia kažką įdomaus. Pakankamai visos banalios. Like a beach. Okay. Einam tolyn. Štai visokios sistemos. Tai jeigu kada nors atidarinėsiu kazino, jau žinosiu, kur įsigyti, stalai. Nežinau, atrodo gana brangų už stalą $2000. Kavinė yra pakankamai nemaža patalpa. Kart protektoriai. Neturiu, bet nežinau, reikia, nes bijau, kad pamesiu patį kart protektorių. Šiaip visada geriausia kortą saugot rankom arba žetoną uždėti. Bet yra tikrai gražių, įdomių.
Žodžiu, jeigu sugalvosiu, bus proga grįžti. Tai realiai apėjom visą parduotuvę, visą knygyną. Yra, žodžiu, daug įrangos, žetonų, kortų, kauliukų, stalai, belekiek knygų. Tai eisiu pasižvalgyti, išsirinkti savo tas knygas, kurias noriu. Tai primenu, kad su jums buvo Brilliant, pokerblogas bookprofesionalas.com iš Las Vegaso, iš Amerikos. Iki.